Poravimasis veikia tokiu principu, kad viso amžiaus grupių vyrai, nuo jauniausių iki vyriausių, visais laikais ir visose pažinčių sistemose ir kontekstuose, jie nori instinktų lygyje, nori pačios vaisingiausios moters. Vaisingiausia moteris yra 21 metai. Ir tai nėra kažkoks blogis, tai yra gamta taip padarius. Čia yra biologija tokia ir prieš ją tu negali papūst, kaip prieš vėją. Ar ne? Tai tas patrauklumas moters tam pike, jeigu jo nebūtų ir jeigu pas vyrus nebūtų to instinkto, tai žmonė išnyktų per 30 metų arba ten kažkiek, tai porą tretą kartų ir žmonių neliktų. Tai kai kurie žmonės demonizuoja šitą vyro elgesį, kad čia jisai tik tai sekso nori. Nieko panašaus. Pažinčių dėsniai rodo, kad šitas patrauklumas moters, kur yra pačiam žydėjime, jisai trigerina vyro instinktą, eiti prie jos kaip prie magneto, bet po to yra antras etapas, čia labai svarbus momentas, kad jeigu vyras randa, kad ta moteris žydinti sutampa su jo vertybėmis, tada jisai gali už ją gyvybę aukoti. Tada jis pasirašo su ją gyventi, jis duoda save tai moteriai kaip ant lėkštutės, jinai gali daryti su juo, ką nori. Jisai atiduoda savo gyvybę jai. Jisai pašvenčia, aukoja save visą, bet tik tokia atveju, jeigu sutampa vertybės. Jeigu ne, tai yra kita kalba.